7 žingsniai savo svajonės link. Paslaptis, kaip išpildyti bet kokią savo svajonę. Ar kada susimąstėte, kodėl vieni norai išsipildo, o kiti pereina iš vieno pageidavimų sąrašo į kitą, taip ir likdami neįgyvendinti. Ir esmė visai ne ta, kad neužtenka pinigų. Visata veikia kitaip. Kas svarbu, norint pasiekti tai, ko norite. Pirmiausia, svarbiausia yra taisyklinga formuluotė. Vieni svajoja skristi į kosmosą, kiti apie naują automobilį, treti tapti prezidentu. Ar žinai, kaip visata tave girdi? Pavyzdžiui, galite tapti savo įmonės prezidentu. Žmogus svajojo vairuoti Lexus ir galiausiai tai padaro. Bet jis yra vairuotojas to žmogaus, kuris uždirbo pinigus iš Lexus. Tad svarbu taisyklinga formuluotė. Koncentracija į vieną norą. Kaip dažnai norime. Noriu keliauti, susituokti, pasistatyti namą kur nors Ispanijoje ir smagiai praleisti laiką. Tada neveikia taip. Kad jūsų noras išsipildytų, sutelkite dėmesį į vieną dalyką. Apibūdinkite jį kuo išsamiau, su visais niuansais. Jei tai būtų naujas namas, tai kur, kiek kvadratinių metrų, kokio ploto ir panašiai. Imkitės veiksmų. Tiesiog gulėti ant sofos, svajoti, net jei tai darai teisingai. Bet nieko daugiau nedarai, tai yra kvaila. Ženkite žingsnį į priekį. Ar norite leistis į kelionę? Tada dabar atidarykite svetainę su lėktuvų bilietais ir pasirinkite kur. Ieškokite biudžeto variantų, akcijų, nuolaidų. Net jeigu jų dabar nėra, pradėsite procesą ir tikėtina, kad vieną dieną atsiras tokia kaina, kurią sau galėsite leisti. Norite naujo darbo? Tiesiog rašykite darbdaviui, o nelaukite, kol jis jums parašys. Susisiekite su tais, kurie jau įgyvendino savo svajonę. Būkite įkvėpti jų pavyzdžio, paprašykite nurodymų. Paprastai žmonės mielai dalijasi pergalėmis ir nuoširdžiai džiaugiasi, kai apie tai jų paklausėte. Kiek jūsų rate yra tokių žmonių, kurie jau padarė, kurie pasiekė savo svajonę, apie kurią jūs dar tik tai svajojate. Jeigu jų nėra, susiraskite tokių draugų. Išplėskite savo pažįstamų ratą. Tikriausiai girdėjote apie 6 rankų paspaudimo teoriją. Kartais, norint rasti tinkamą žmogų, kuris galėtų jums padėti gyvendinti savo svajones, užtenka net ne 6, o 2-3 rankų paspaudimų. Norint patekti į televiziją, reikia žinoti, kas gali tai padaryti ir eiti kastingus. O kartais visai nebūtina mokytis 5 metus, kad taptum žurnalistu. Stenkitės palaikyti gerus santykius su tais, kurie gali jums padėti gyvendinti savo svajones. Būkite kantrus. Nenustatykite griežtų terminų savo svajonėms. Nepykite ant pasaulio, kad jis jums kažko nedavė. Būkite dėkingi už tai, ką turite. Ir leiskite visatai nuspręsti, kada jums to reikia ir kokia forma. Negyvenkite vien troškimu. Sugalvok norą ir paleisk. Jeigu užmingate, pabundate, nusiprausėte, valgote ir vis galvojate, aš noriu mašinos. Vadinasi, dar ilgai teks važinėti autobusu. Negyvenkite vien to noru, bet eikite to noro kryptimi.